Sveiki, su jumis sveikinasi Mindaugas, verslo kalvis. Šiandien pakalbėsime apie dronų ateitį, siuntų pristatymą į namus ir maisto pristatymą į namus dronų pagalba. Šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip bus pristatomi maisto produktai į namus. Tikriausiai žinote tokias parduotuvės kaip Barbora, Last Mile ir visas kitas. Per ateinančius 50 metų pamatysite, kad Barbora ir visos kitos parduotuvės, kurios maistą pristato į namus, bus eliminuotos dronų. Tai reiškia, kad po truputį dronai įeina į mūsų visuomenę. Amerikoje buvo padarytas tyrimas ir buvo įkurtos kelios bendrovės, kad jos pristato maistą į namus. Tai realiai yra tai, kad hamburgerius, visus kitus patiekalus pristato dronais į namus, o visas kitas siuntas. Jeigu dabartiniuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose naudotės Barbora, Last Mile arba kitomis programėlėmis, kuris jums maistą pristato į namus, tai netolimoje ateityje po 10 metų arba po 5 metų jums dronai gabens maistą į namus. Tai yra labai perspektyvus verslas, kurie padaromi tam tikri techniniai sprendimai, kad jums maistas pasiektų daug greičiau, daug patogiau, daug geriau, pagal tam tikrą lokaciją ir tam tikrus techninius duomenis. Tai reiškia, kad jeigu jūsų verslas vis dar pristato su Barboros pagalba arba su kitais pristatymo būdais, tai žinokite, kad ateityje jums maistą į namus pristatys dronai. Maistas į namus nėra toksai senas ar naujas dalykas. Maistas į namus būdavo visais laikais, tik tai skiriasi jų specifika. Tai reiškia, jeigu dabar maisto pristato automobiliais arba galite atsimti patys maistą, tai netolimoje ateityje dronai į tam tikrą lokaciją nusileis, pristatys jums maistą, jums reikės pasiimti. Maisto pristatymas į namus dronais tai nėra netolima ateitis. Amerikos kompanijos tai jau daro nuosekliai, pristato hamburgerius ir kitus produktus tiesiai į namus prie jūsų durų. Tai yra neišvengiamas dalykas. Tik į Lietuvą tie dalykai ateina labai vėlai ir jie nepristaiko prie mūsų rinkos. Kadangi verslininkai nėra nori nusiteikę keistis ir viską keisti savo versle iš vidaus. Aš jums tai galiu padėti. Tikriausiai supratote, kad dronais galima pristatyti ne tik maisto produktus, bet ir įvairias kitas siuntas. Tos pačios siuntos nusileis su dronais į jūsų namus. Dronai bus nuleidžiami tiesiai prie jūsų buto durų ir pateikiama tam tikra siunta. Amerikos bendrovės tai yra ištestavusios tiek Kanadoje, tiek Centrinėje Amerikos valstijoje ir tai yra veikiantis dalykas. Tik yra laiko klausimas, kada atkeliaus į Lietuvą. Aš manau, kad šitas visas dalykas į Lietuvą atkeliaus po 10 metų. Jeigu žinote, tai dronais ir dronų pagalba Kanadoje, Amerikoje yra pristatomi tiek maisto paketai namus, tiek paprastos siuntos. Tai reiškia, kad per daug metų Amerikos piliečiai nusprendė, kad siuntų pristatymas į namus daug yra efektyvesnis su dronais, pigesnė eksploatacija ir visi kiti reikalai. Tai reiškia, kad netolimoje ateityje, tai apie 5-10 metų laiko tarpe, tai turi ateiti ir į Lietuvą. Tie verslai, kurie išvežioja maistą su automobiliais, jie bus nurašyti. Visas kitas verslas, kuris nepristaikys su maistu į namų arba išvežiavimo su maistu į namus, tai realiai tokie verslai, kurie nepristaikys prie dabartinių sąlygų, iš esmės neturės potencialą. Kuris neturi verslas potencialą, tai reiškia, tas verslas yra žlugęs verslas, nes jisai nepristaiko prie dabartinių verslo sistemų. Dronai yra mūsų ateitis, skaitmenizacija yra mūsų ateitis, dronų pagalba bus pristatomos siuntos ir tai bus neišvengiama. Kai mes prieš 10-20 metų nesinaudojame išmaniais telefonais, tai atėjo į rinką, tai bus lygiai tas pats su dronais. Iš esmės, pokyčiai yra labai sunkus tiek pačioje Amerikoje, tiek dabartiniai Centrinėje Europoje ir visose kitose šalyse. Bet paimkim pavyzdį, kaip dabar pateikiamas maistas arba pristatomas siuntos. Niekas nepagalvojo, kad bus paštomatai Omniva, DPD paštomatai, kad siuntas pasimsime patys, kad kortelėmis atsiskaitysime. Tai buvo kažkokia iliuzija, nerealu, nesąmonė, bet visi žmonės prisitaikė. Tie, kurie žmonės dabar prisitaikys savo verslais, tai reiškia, kurie nusipirks dronus, investuos į dronus, tiesiog padarys visus pristatymus su dronais, tie laimės ne tik kaštais, bet ir tai, kad jų apyvarta paaugs 10, 20, 30 kartų ir tie žmonės, kurie investuos į dronų siuntų palaikymą, išloš ilgalaikėje perspektyvoje. Tikriausiai niekas netikėjo, kai Henris Fordas pasakė, kad jisai užtvindys pasaulio automobiliais, jį skaitė bepročiu,
neišmanėliu, durniumi visišku. Ir Henris Fordas tą padarė. Dabar kiekvienas važinėjasi automobiliu, neįsivaizduoja pasaulį be automobilių. Taip pat ir bus su dronais. Iš mūsų skraidys dronai, visos siuntos bus pristatomos dronais ir tai bus neišvengiama ateitis. Aš kaip verslo kalvis ir verslo įkūrėjas žinau ateitį. Iš tikrųjų, galiu jos nežinoti tiksliai, bet pakankamai tiksliai galiu prognozuoti, kad ateityje bus skaitmenizacija ir jinai bus neišvengiama. Jeigu jūs dabar susidurite su verslo iššūkiais, kažkokių turite problemų, nematote verslo vizijos, neturite idėjų, nežinote kaip sukurti savo puslapį, nežinote nuo ko pradėti, visada galite kreiptis į mane. Aš jums padėsiu visais klausimais, pasakysiu, kokia bus netolima ateitis, ar nagų ten priauginime, ar automobilių versle, ar visuose kitose versluose. Jeigu jūs manimi tikite, pasitikite, tiesiog parašykite man asmeninę žinutę, aš su jumis pasikalbėsiu, aptarsime jūsų rūpimus klausimus, diagnozuosime jūsų verslo stadiją ir aš jums padarysiu išskirtinę nuolaidą, pritaikysiu tiek puslapio sukūrimui, tiek verslo viso įžvalgos pateikimui, kaip tiksliai reikia daryti verslą ir panašiai. Jeigu jūs manimi tikite, prašome susiekti su manimi ir aš jums padėsiu, aš esu verslo kalvis. Mindaugas, su jumis buvo verslo kalvis, ačiū, kad buvote su manimi, žiūrėkite mano reportažus, sekite mano kanalą, subscribinkite, ačiū ir geros dienos.